Partizanų reikėdavo maskuoti pėdsakus ir jie bandydavo tai daryti išradingai, kadangi iš tikrųjų būdavo įvairių laikotarpių, bet būdavo toks gana sudėtingas laikotarpis, kada žiema ir kada iš tikrųjų tu turėdavai visą laiką galvoti, išlipęs iš bunkerio, ar tu atbulom kažkaip vaikščiosi, ar kažkokius tai turėsi prietaisus. Tai iš tikrųjų yra išlikusių originalių tikrų istorijų, nes būtent ir parodoje remtasi viskas originaliom istorijom, kada išradingai partizanai, būtent dažniausiai gyvūnų, kurie tuo metu egzistavo, gyveno, bėgiodavo netoliese bunkerį, tai tiesiog jie maskuodavo arba prie medinio pado, tvirtindavo, tarkim, kažkokias pėdutes ir tada turėdavo visą laiką grebliuką, tokį gana nemažą, kad savo pėdsaką galėtų užmaskuoti ir būtent įspausdavo, ir čia galima bus parodoj pabandyti įspausti, tarkim, kažkokius tai pėdelės, kaip tai atrodytų, iš tikrųjų jos būdavo stengiamasi padaryti identiškai su gyvūno, kad tikrai nelabai galėtum atskirti.